kada tu pradėjai su Arena Drift Cupu dirbti? Arena Drift Cup šiemet važiuoja 4. sezoną. Tai jeigu nesunku paskaičiuoti, 21 metais pradėjau Arena Cupą. Kaip tau pirmas sezonas pačio buvo, kai tik tais pradėjai? Sakyčiau, kad viskas gerai, kadangi tai buvo visiškai nauja, nes tai buvo praktiškai mono padanga. Mintis buvo mono padanga, bet Lietuvoje sudėtinga su teikėjais, dėl to mono padanga nesigavo. Bet buvo apribojamas pagal padangą, automatiškai gavosi pigiai važiuoti. Aš padariau lygą, kur gali važiuoti visi, ir street, ir pro, ir naujokai, ir patyrę, ir užsieniečiai, nesvarbu kas. Aš skaitau, pavyko. Tai geras renginys, kurio analogų bent jau Lietuvoje nėra. Tai buvo, sakykime, kadangi aš organizuoju driftą jau 17 metų, tai yra panašu į tai, ką aš dariau anksčiau. Tai drift is fun, kur galima atvažiuoti ir pakaifuoti. Varžybose per čempionatą sudėtinga kaifuoti, nes yra per daug reglamentuojama ir per daug dalyvių. Arena Cup yra apribojamas dalyvių, dėl to dažniausiai jo būna iki 50 ir automatiškai gaunasi daugiau važiavimų, daugiau treniruočių ir daugiau fano. Kada tu pirmą kartą pats išlindai į trasą? Kada pradėjai jau važiuoti driftę? Aš pradėjau važiuoti 2008 su S14, kurį iki šiol turiu. Kaip tau pirmi kartai tie patys buvo? Pirmi buvo bortai. Pirmą savaitę važinėjau su S14, jau pasijaučiau, kad didelis drifteris. Daviau pasivažinėti draugui su mašina, jis pavažiavo ant trinkelių. Aš nepastebėjau, kad buvo visiškai plikos padangos, mes įsėdame mašiną ir pradėjo lyt lietus. Važiuodamas nuo Akropolio, jungiu trečią bėgį ir mane nesuvaldomai taip užnešė, kad tiesiog nesuvaldžiau. Tai buvo mano pirmi bortai. Tada aš supratau, kad nėra ką čia gailėti mašinas, reikia driftinti. Ir nuo to prasidėjo, sakykime, mano kaip drifterio karjera. Nes supratau, kad man patinka važiuoti iš šono ir aš norėjau suprasti, kodėl mane užnešė ir kaip reikia elgtis ir ką reikia daryti, kad taip neatsitiktų. Nes aš nieko nespėjau sureaguoti. Dabar taip neatsitiktų. Dabar po 17 metų drifto, aš manau, nebūna tokių situacijų, kurios nėra kontroliuojamos. Kadangi tu pas save generalinis rėmėjas yra Capital.com, kaip pastebėjo Capital.com apie šitą patį renginį? Tiesą sakant, vienas iš savininkų Capital.com mus palaikė jau prieš 10 metų. O kadangi, sakykime, tas savininkas tapo Capital.com savininku, jis man paskambino ir sakė, Kastyti, man reikia daug medžiagos vaizdo iš drifto. Aš jam nuvečiau 2 terabaitus per, kiek aš čia metų, per 17 metų. Jisai sakė, wow, ofigenai, davai, atvažiuosiu, pakalbėsim. Pakalbėjom, sakė, man reikia 4K, geros kokybės ir galim padaryti kažką naujo. Tai jie pasiūlė sekti iš drono, padaryti automatišką sekimą ir pridėti grafiką. Tai šiemet mes dar nespėjom visą tai padaryti į laivą, bet sekančiais metais didelė tikimybė, kad atsiras laivas, kur bus rodoma trajektorija, apkrovas, greičiai, kampai ir visa tai bus online. Žodžiu, jie atėjo, nes jiems reikalingi buvo medžiaga, o kai jie pamatė, kiek aš jau surinkau ir kad lygis pakilo per tiek metų, kai jis paskutinį kartą buvo mano renginyje, jis pasakė, kad norim remti, norim padaryti dar daugiau ir manau, kad tai ne paskutinis projektas, nes dabar mes darom Rail Drift King projektą, kur bus daug vienodų mašinų ir visi važiuos su mono padanga, mono mašina, mono trasa ir čia bus iš vis wow. Arena Drift Cupas buvo tik pasiruošimas, kad šauti pasauliniu mastu, nes yra mintis daryti kiekvienai valstijai 2 renginius, 2 čempionatus, geriausiai važiuoja į kontinentalinius čempionatą, o iš kontinentalinių čempionatų top 10 važiuoja į pasaulinį čempionatą. Toks planas, kaip pasiseks, nežinau, tam reikia pastatyti uždarą areną, yra jau planų, planuojam biudžetą, planuojam kur ir ką, bet pirmą reikia paleisti tos 10 Lexusų, kuriuos mes dabar ruošiam, išbandyti, jeigu patiks lietuviam, latviam, nežinau, kažkam, arba padarysim tokį bendrą, tarptautinį gal etapą. Jeigu visiems patiks ir mašinas atlaikys, reiškiasi, bus užsakytos 100 mašinų iš salono, bus naujas kėbulas pasirinktas, kėbulas pasirinksim pagal tai, kuris rėmėjas norės mums duoti tos kėbulus nemokamai, nes projektas bus tikrai labai didelis ir įspūdingas ir gal po 2 metų atsiras nauja drift arena uždara Lietuvoje. Iš visos Europos važiuos į Lietuvą, kad driftinti Real Drift King. Tai tokie planai. O šiaip iš tikrųjų norėjau paklausti, čia daug ko klausiau, iš tikrųjų šito klausimo ir daug kas atsakė, kadangi vis tiek keitėsi ta bendruomenė pati drifto ir keitėsi vis tiek jau pats lygis to drifto, nes kiek žinau, tai pradžiai būdavo tas pats street, tarkim, lygis būdavo ten paprastos mašinos arba kažkas pasidaro, kad ir atseit iš 4 varomų padaro galinės golfą, kokį pasidaro ar dar kažką tokio tipo. Kaip tau pačiam tas
toks lygis, toks pakilimas, viskas. Visiškai neteisus, nebuvo skirtumo didelio tada ir dabar, nes tada buvo daug mandresnių automobiliai, nes buvo daug žydėjimo, pigaus, galų varomų buvo daug mašinų, dabar to nėra. Dabar 9%, 9.5 BMW, visa kita žydėjimas, ne? Technika buvo visada faina, gera, tik dabar atsirado daug naujų sprendimų. Ten, tarkim, kompai valdomi, tie patys 2GZ varikliai, kuriuos mes naudojam tada, arba SR-us, arba ten kažkokius MKs, BMW, dabar naudojame. Iš esmės nieko nepasikeitė. Pasikeitė tik tai, sakykime, gal požiūris šiek tiek tapo rimtesnis, kadangi dauguma suprato, kad driftas tai yra sportas, o ne huliganiškas kažkoks bajeris. Ir atsirado daug investorių, daug rėmėjų, daug norinčių važiuoti. Iš esmės, dinamika buvo tokia. 2008 metais, kai aš buvau drifteris, tapau jo, buvo 16-17 drifterių. 2009 metais jų buvo gal 18. Kai aš pradėjau organizuoti driftą 10 metais, jų buvo 3-5, 11 apie 50, 12 apie 100, 13 apie 105 ir va taip ant tiek augau. Dėl ko? Todėl, kad man gavosi iškomunikuoti žmonėm, kad va, perki BMW, už virinį reduktorių pastatai kažkokį išsukimą rankinį ir važiuoja. Kadangi aš pradėjau driftą vežti į skirtingus miestus, ne tik kaip jisai būdavo senais laikais, tarkim buvo Kaunas, Kėdainiai ir gal Marijampolė. Tai 3 miestai, o aš atvežiau driftą į 12 miestų. Tai dėl to iš kiekvieno miesto atvažiuoja koks vaikinukas, kuris driftina, bando driftinti, bet jam atrodo, kad jis nieko nemoka. Atvažiavę į renginį, nes prie pat jo namų vyko renginys, suprato, kad jam sekasi ir jisai tada pradėjo tobulėti, eiti toliau, investuoti, kažką daryti, kviesti draugų ir būtent pagal tokį principą ir gavosi tas drifto bendruomenės sukur. Bet jinai kažkiek, sakykime, pasikeitė dabar, nes dabar, sakykime, valdo pinigai, nori, nenori, bet semi-pro varžybose manau, kad pigesnio automobilio kaip 10 000 eurų gal ir nerasti. Nors anksčiau visi automobiliai buvo praktiškai vienodi, ar tai pro, ar tai semi, ar tai street, jie ten visi kainuodavo iki 10, nes nebuvo tokių sprendimų. Dabar visi mėgsta ten kažkas kevlarą padaryti kėbulą, kas iš esmės taip atlengvina tą kėbulą, bet drifte tu važiuoja, nežinau, 800 metrų, ten tas 3 kg tikrai nelemia nieko. Bet tiesiog atsirado noras tobulėti ir tai yra puiku, aš skaitau. Ar pats kokį norėtum turėti automobilį kažkokį, kaip pasidaryti? Mano svajonė automobilis, kurį aš praktiškai užsakiau ten prieš 8 metus, buvo R35 GTR-as. Tais laikais atėjau į saloną, norėdavau daryti užsakymą, bet sakė, sorry, tik po pusmečio galėsit užsakyti. Ir pasikeitė situacija, neužsakiau. Tai vis dar noriu 35 GTR-o. Aišku, GTR-o nereikia drifte, tai 35 kėbulo, galų varoma, iki 1000 arklių norėčiau labai, kad važiuoti galima būtų pro lygoje ir ne tik Lietuvoje, ar pasaulyje, sakykime. Kodėl būtent driftas, ne koks kitas autosportas? Aš atėjau į driftą iš street race'o ir slalomo. Slalomas buvo smagu, gerai, bet aš daug laimėjau taurių, man tapo galbūt nebeįdomu. Aš nenorėjau tam pirkti specialiai mašiną, važinėjau gal su Integra tuo metu arba su Civic Type R ir man nebuvo jau įdomu, nes nebuvo challenge, nebuvo iššūkio. Po to aš pradėjau važinėti street race'uose. Buvau 2 metus iš eilės Vilniaus street karalius, nes daug laimėdavau ir mes važiavom dėl pinigų. Aš galėjau tais laikais litais uždirbti per vieną vakarą palei 2000 litų. Tai tapo ant tiek populiaru ir ant tiek nesaugų, nes važiavo žmonės 60, 70, 80 ekipažų naktį be taisyklių, ten, nesąmonės darė ir tai tapo nesaugu. Ir po kelių važiavimų, kur, ant ribos jau buvo, sakykime, arba užsimušim, arba sudaužysim automobilį, ar davažiuosim, supratau, ne, reikia stabdyti, nes tai yra nesaugu, plus aš visada buvau prieš chuliganiškumą, sakykime taip, nes dėl to, kai atėjau į driftą, bandžiau visus tą patį Norbį. Daug metų jį sakiau, nedaryk taip, tai yra chuliganai, mes ne chuliganai, taip negalima. Netgi taip dariau ir draudžiau, kai dariau drifto varžybas, gal 4-5 metus iš eilės, kol aš buvau pagrindinis organizatorius, aš labai paprastai sakydavau, pamatysiu gatvėj, nuotrauką video, nevažiuosit čempionate. Ir viskas buvo ramu. Atėjau iš streeto, tai buvo labai pavojinga, rinkausi tarkim, ralio, kroso kokio ir atsirado driftas tais laikais, o kadangi aš jau buvau tada dar su Integra, pasirinkau saugiausią
sporto. Man atrodo, kad driftas yra saugiausia, nes du automobiliai važiuoja vienu greičiu plius minus ir jeigu net jie susidūrė, gerai, aplanksto durelis, važiuoja toliau. Išeina, apsikabina, wow, super, tai yra fan. Kokiam rally tu dėl tų sekundžių važiuoji, visi pyksta, nežinau, aš kiek nebuvau pit lane, tai ten atrodo tokias intrigos, tokias ten kovos, nekalba tarpusavio. Drifto bendruomeniai kitaip. Dabar galbūt kažkiek pasikeitė. Čia yra, sakykime, daug komandų, kuriem atrodo, kad jie čia yra žvaigždės, bet su jiem sunku susikalbėti. Tarkim, tokia nuomonė pilotų yra. Bet bendrai bendruomenė yra daug šiltesnė, kantresnė, daužo mašinas ir sakau, išeinam, apsikabinam, wow, super, buvo cool, važiuojam toliau. Tai va, dėl to pasirinkau driftą. Ir kadangi jūs jau labai daug patirties turite, kokią žinutę perduotumėt jaunimui, kuris renkasi driftą, ką patartumėt jiems? Patarčiau nevažiuoti driftę už skolintus pinigus arba už kreditus, nes taip daug kas daro, tokia jau dabar tikrovė. Sakyčiau, jeigu jūs norit pasiekti rezultatų, uždirbkit, atidėkit ir kai jūs subręsit, pinigai yra toks dalykas, jie ateina tada, kada tau reikia, ne? Tai jeigu tu tikrai labai norėsi, jie ateis. Tai reiškia, pirmą uždirbat pinigus, tada važiuojam. Mano toks patarimas. Ir be abejo, aš daug metų mokinu drifterius, Levickas, Čirba, Ivanulė, tai yra mano mokiniai. Ateikit pas mane į Drift akademiją, išmoksiu driftinti, nes po mano valandos 2 mokymų jums nereikės gaišti mėnesių, metų ir mokintis driftinti po to iš naujo teisingai. Nes jeigu tu išmoksti iš karto važiuoti gerai, tau po to daug lengviau. Nes kam deginti padangas šiaip savo. Nes, čia tiesiog papasakosiu, aš daug organizuoju treniruočių. Atvažiuoja žmogus ir 5 treniruotės iš eilės, aš žiūriu, nėra jokio skirtumo, ar jisai 1 treniruotę ar 5, 0 pasiekamumo. Ateinu, sakau, ką tu darai? Tu tiesiog važiuoji for fun, ar tu nori išmokti? Nori išmokti, sakau, ką tu darai, kad išmokti? Aš čia treniruojuosi, sakau, ar tu savo pastatai užduotį? Šią treniruotę aš noriu išmokti važiuoti su rankiniu. Reiškia, rankinį naudoji 10 kartų važiuojant vieną trasą. Sekančią treniruotę naudok antrą koją stabdį. Trečią treniruotę stabdį, rankinį ir turi 10 kartų tą padaryti. Kai galvoje bus automatizmas, iki automatizmo viskas ateis, mesgi negalvojam, kaip jungti bėgį, ne? Driftė tas pats, aš negalvoju, ką daryti, pas mane viskas automatiškai. Tai kad nereikėtų persimokinti ir kad būtų tau automatizmas, kiekvieną treniruotę reikia savo pastatyti ribą ir savo pastatyti ką tu nori pasiekti. Ir tada bus viskas gerai. Ateikit pas mane ir jeigu jau atėjote driftą, darykit viską teisingai. Nereikia tiesiog treniruotis, kad treniruotis. Kiekviena treniruotė turi atnešti skillą. Gal aš pats irgi atvarysiu, nes aš pats irgi mėgstu driftą ir pats noriu pradėti šiek tiek su šito autosportu dirbti. Tai ačiū Jums, taigi geros dienos, sėkmės.